Kodėl yra taip, kad mes nesugebame prisitaikyti prie gamtos, jos nesunaikinant? Kodėl mūsų kultūra unikaliu būdu reprezentuoja mažėjančio ribinio naudingumo dėsnį? Kad mūsų pasiekimai yra nesėkmė. Kad mes kuriame, kitaip tariant, milžinišką technologinę civilizaciją, kuri panašu, kad žada visų norų išsipildymą pasiekiamą tiesiog mygtuko paspaudimu. Ir vis dėlto, kaip daugelyje pasakų, kai noras galiausiai yra išpildomas, kaip auksas pasakose, jis pasirodo esantis visiškai nereikšmingu. Kitaip tariant, daugybė mūsų produktų, mūsų mašinos, mūsų namai, mūsų rūbai, mūsų maistas, panašu, kad visa tai yra tiesiog akimirksniu kilusios idėjos kūriniai. Kitaip tariant, tai visai nepakankama, neturi to, ko vyno žinovas vadintų visuma. Ir dar tiek daug kitų pavyzdžių, kai mūsų sukurti turtai yra greitai išnykstantis ir kaip to rezultatas mes esame susierzinę, mes esame baisiai susierzinę. Mes manome, kad vienintelis variantas yra toliau įsigyti daugiau ir daugiau. Ir kaip viso to rezultatas, visas kraštovaizdis pradeda atrodyti lyg išlepinto vaiko žaidimų kambarys, nes jis turi per daug jam nusibodusių žaislų ir vos tik juos gavęs iš karto meta juos lauk pažaidęs su jais kelias minutes. Tuo pačiu mes esam pasinėrę į siaubingą karą dėl paprasčiausių materialinių laiko ir erdvės aspektų. Mes norime panaikinti jų ribas. Mes norime viską atlikti kaip įmanoma greičiau. Mes norime darbo ritmą ir įgūdžius paversti grynais pinigais, už kurios be abejo galima kažką nusipirkti, tačiau jie nėra valgomi. Ir tada skubame namo, kad pabėgtume nuo darbo ir pradėtume tikrąjį gyvenimą, džiaugtis jo. Žinote, daugelio amerikiečių šeimų, tai kas yra tikras gyvenimo tikslas, dėl ko jie skuba namo, yra žiūrėjimas į elektroninę gyvenimo reprodukciją. Nepaliečiama, neturi kvapo ir neturi skonio. Pamanytum, kad žmonės keliaujantis namo link tikrojo gyvenimo tikslo grubioje materialistinėje kultūroje eitų namo, kur vyksta didžiulė puota ar maištas su muzika ir šokiais. Tačiau nieko panašaus. Pasirodo, tai tėra pasyvus, mirgančio ekrano stebėjimas. Mylė po mylios, matai aptemdytus namus su tuo mažu elektroniniu ekranu, mirgančiu kambaryje. Visi izoliuoti, žiūri. Ir tai be jokio tikro tarpusavio bendravimo. Tokia žmonių privataus pasaulio izoliacija iš tiesų yra nemąstančios visuomenės kūrinys. Taigi mes nesusibūrėme kartu, išskyrus per visuomenės išraiškos ar kai norime atsikratyti priešiškumo, kaip kad per futbolą ar kovą dėl prizų. Ir net televizoriuje matomose vaizduose yra visiškai priimtina rodyti vienas kitą mušančius ir skerdžiančius žmonės, bet dievaži ne, tik ne žmonės mylinčius vieni kitus, išskyrus gan suvaržytas išraiškas. Galima prieiti tik vienos išvados, kad viso to prielaida yra ta, kad meilės išraiškos kelia daug daugiau pavojaus nei fizinės neapykantos išraiškos. Ir man atrodo, kad kultūra, kuri taip mąsto, yra paprasčiausiai išprotėjusi ir atsidavusi, nesąmoningai, bet kokiu atveju faktas, kad ji yra atsidavusi ne išlikimui, o gyvenimo sunaikinimui.